Oi, dailė tai labai seniai pas mane gyvenime atsirado, gal netgi nuo 9 klasės. Kažkaip atradau tą pomėgį piešti. Sugalvojau, kad reikia eiti ten, kur visada mano širdis buvo, o širdis visada dailiai buvo. Tikslas įgyti profesiją mokytojo. Aš manau, svarbu turėti vaikam turėti gerą pedagogą. Ir dailė, manau, gan svarbi sritis irgi. Per studijas labai gal atradau savo techniką ir gal labiausiai atsiskleidžiau, ko net negalvojau, kad galiu sugebėti, pavyzdžiui, ten taip tapyti ar paišyti, bet per paskaitas labai atsiskleidė ir išryškėjo asmenybė. VDU unikalus, kad gali studijuodamas tą savo pasirinktą kryptį dar pasidomėti ir kitom kryptim. Aš teatrą, religijotyrą, miškininkystę ir psichologiją mokiausi iš A dalykų. Ir jie visi net ir keisti, kaip miškininkystė su daile yra susiję netgi. Ten vis tiek yra pabaigoje apie suvokimą, erdvės, visas miškas kaip performances gali būti. Man fainiausia yra, kad labai daug laisvės dėstytojai duoda. Tu nesi priverstas piešti vien tik tai akademiškai, ar vien tik tai tapybą daryti, ar vien tik tai fotografuoti. Tu gali iš esmės daryti, ką nori, pagal dėstytojus, bet iš esmės darai, ką nori, kas tau labiausiai patinka. Šitam universitete tikrai stengiasi, kad ir mes dalyvautume visokiose parodose ir bienalėse. Tai teko padalyvauti ir Latvijoje, ir Alytaus jaunųjų menininkų bienalėje, tai tikrai tas džiugina.